Iš pradžių, kol mes netapome ekonominės tarybos nariais, mums buvo visiškai kitas vaizdas prieš akis. Tai tiesiog šios prezentacijos tikslas, kad mes turėtume vieningą vaizdą, kad visi supratum, kas tai yra rinkliava, aukos, kam jos panaudojamos, kad tai nesėda į klebonų kišenę. Tai yra visų mūsų įnašas į parapijos pajamas ir manau kiekvienam įdomu, kas jūsų kišeniai dedasi. Tai apie tai ir trumpai kalbėsime. Pirmiausia, kaip ir kiekvienos šeimos, taip ir bažnyčios sąskaitą sudaro pajamos ir išlaidos. Trumpai apie pajamas. Tai pajamos mūsų bažnyčia sudaro rinkliavos, aukos, 2% nuo gyventojų pajamų mokesčių, juridinių asmenų parama ir kitos pajamos. Rinkliavos ir aukos tai yra pagrindinės pajamos, kurios bažnyčia gauna pastoviai. Trumpai apie rinkliavas 2014 metais atrodė štai taip. Kaip matote, dauguma mėnesių rinkliavų suma neperkopė 2500 litų. Keletas mėnesių išsiskyrė, tai yra balandis, lapkritis ir gruodis, dėl to, kad balandį bažnyčia švenčia Velykas, Kristaus prisikėlimo šventė. Lapkritį mūsų parapija minėjo parapijos įkūrimo metinės 3 dienų atlaidai. Ir gruodį įsiminėjome šventėme Kalėdas. Dar noriu paminėti, kad rinkliavos tai yra tai, kas surinkama per šventų mišių auką, kur metote į kažką. Nesimato jau viena lentelė, aš kaip matau, tai turėjo būti pateikta metinės visų rinkliavų sumų. Jeigu mes išdarytum mėnesį, rinkliavos mėnesinės suma gautųsi 3100 litų. Turėjo pačia būti lentelė, jos nesimato, tai tiesiog jeigu įskainėtų kiekvieną mėnesį, tai ta bendra suma atrodytų štai taip. Dar viena pajamų didžioji grupė, tai yra aukos tikslinės. Tai yra aukos, kurias mes skiriam aukojant tikintieji, išrašomos į lapus, jos lieka parapijos istorijoje. Kai matome aukos 2013 metais tos tikslinės atrodė taip ir daugiausiai įsiskyrė rugsėjas ir gruodis, rugsėjai Šilovoje buvo gautas didelis įnašas aukų ir gruodį buvo pirmosios komunijos įnašas, pasitikrino, kad nesumeluočiau. Tai yra, ką mes surenkame patys savo, ne klebonui, ne mums kaip ekonominės tarybos nariams, bet patys savo kaip parapijai. Dar vienas kitai įdomumo dėlė iš plebalų skirties, nes žinau, kad visi mėgstam pašnekėti. Tai daugiausiai nuomonių buvo, kad iš rinkliavos tai yra klebono pajamos. Kas visiškai nėra tiesa. Ir tai klaidingas mąstymas ir nuo šio norėčiau, kad visi suvoktume, kas tai yra parapijos pajamos. Tai sekantis skaidrės parodo, kad parapijos pajamos gali būti panaudojamos ir yra panaudojamos tik šiems tikslams. Tai ne klebonų kažkokioms asmeninėms išlaidoms, tikrai nebuvo jiems į kišenę. Parapijos pajamos gali būti panaudota tik patarnautojų personalo išlaikymui, tai zakristijono, choro vadovėms, referentiai, karikatyviniai ir sielovadiniai veiklai, tai nebūtinai ligonių lankymas kažkodėl čia liko klaida, liturgijai ir mišių dienos, sostinės komunikacijai, pastatų išlaikymas, statybos, remonto darbams, paslaugų pirkimas yra salės nuoma ir kiti mažiau svarbus galbūt dalykai. Smalsumo dėlei, tai klebono asmeninės pajamas arba asmeninėms išlaidoms skiriamos tik tai tos aukos, kurios tikintieji skiria prašant šventųjų mišių aukos. Įprastai klebono pajamos susideda ir iš krikštų, santuokų, laidojimų. Bet šių pastarųjų pajamų mes neturim, nes nėra galimybės. Tiesiog šiandien klebonai tai galbūt aukoti. Išlaidos trumpai, negaišinčiau visų, tai pagrindinę dalį, kaip ir buvo manyta, sudarė statybos remonto darbai, 22% visų išlaidų. Dar viena didesnė dalį, 10% patarnautojų, personalo išlaikymas, 5% tai yra apeigose naudojame ir laiko turto įsigijimas. Pajamų ir išlaidų įvedėjų 2014 metais kiekvienam mėnesiui. Kiek buvo pajamų gauta
čia gražesnį tą vaizdą gauti ir mes prašėm kurios paramos, kurios paskolos ir sekantis skaidrė įdomumo dėlį, vėlgi nesimato lentelėje nepačioj, bet čia yra skaičiai gauta bendra suminė suvestinė, kai gavom jau kurios paskolą, tai yra 100 000 litų. Ja reikės kažkada grąžinti. Tai nėra mūsų pinigai dar. Tai yra ta procentinė paskola, atžalyte. Tai tiek iš mano pusės, tai čia mes ekonominė taryba nenorim labai liūdnai užbaigti visą laiką, nes visada išvelgiam galimybės. Iš tiesų tų galimybių buvo labai daug, mes jų nepastebėjom, o gal ir nespėjom išnaudoti, tai jas kviečiu Vytenį pasakyti trumpai labai. Pakalbėsiu apie statybos darbus ir darbus, kuriuos reikės padaryti ir ateityje. Dėkojam visiems prisidėjusiems 2014 metais prie statybos darbų, nemažai darbų. Dar noriu pasakyti, kad 2013 metais buvo įkurta parada, jau 2014 metais buvo pastatyta bažnyčia, koplyčia. Buvo atlikta daug darbų. Pirmą pradžią buvo atliktas projektas, sutvarkyti visi reikiami dokumentai. Žmonės dalyvavo aukose. Tai labai visiems dėkojame. Daug kas prisidėjo finansinę paramą, bet linkėlės nieko nebūtų nepadarė. Ir jaudimas, nes pirmą kartą kalbėti. Dabar, kadangi garbų sekmadienį mes norėtume įrengti koplyčią, reikia būtinai įrengti pėsčiųjų perėją. Tai va, išeinant jau po pranešimo, jūs galėsite visi pasirašyti ant lapų. Ir dėl pėsčiųjų perėjos reikia, kad būtų su kalneliu. Ta pėsčiųjų perėja įrengta. Rytoj tie bus parašai su prašymu paduoti seniūnui ir jisai nuveši su pavilį saugaus eismo komisijai. Dabar iki darbų sekmadienio liko labai nedaug laiko. Ir kas galite prisidėti savanorystę, darbais, aplinkos tvarkymo, gal kas pažįsta tinkuotojus, elektrikus, visus kitus tokius žmonės, statybininkus, kurie galėtų galbūt net ir už auką atlikti tos darbus. Dabar, kadangi turim stogą ir talkų metu jau mes galėsime pasilikę po talkų ir pasirašinti, truputėlį irgi labai smagu bus visiems susirinkti. Dar laukia tikrai nemažai darbų. Dar planuojama tokia išvyka čia į kurios miestus pasižiūrėti bažnyčių. Ir kad galėtume tęsti tos kitus darbus. Dabar gal tada būtų tokia sąlyga. Dar galėčiau tiesą pasakyti, yra planuojama piligriminė kelionė į Krokuvą. Mes paskui apie ją irgi papasakosime. Čia daug kartų nuskambėjęs žodis toks bažnyčia buvo parašyta. Aš daugiau norėčiau, kad suprasti, kad mes kalbam ne apie visą bažnyčią, kalbam apie mūsų parapiją. Ir kad visas tas statybos, kas dabar galbūt daugiausiai matom, važiuoju po šalį, pasižiūri, plytas, stogas, viskas gražu, bet iš tikrųjų tai nepamirškim, kad tai yra mūsų parapijos maldos patalpos, daugiau nieko. Šiuo metu Prancūzijoje keli šimtai bažnyčių uždaroma, nes nėra parapijų, žmonės neįpadaryti. Tai galbūt aš labai norėčiau paliesti tą pusę, kad nepamirškim dar tos statybos darbus ir savo pačių. Ir norėčiau labai visus pakviesti, kad galite prisidėti ne daugiau materialiai, bet daugiau gal kažkokiam savo darbu ir vizijom, ką mes galim padaryti, kad bažnyčia, jūsų parapija būtų tokia, kokia jūs norit, kokia jums tiktų ir patiktų. Nes būkime atviri, kaip ir klebonas Andrius pasakė, klebonas jisai yra toks kaip kariuomenės, sakykim,
oficierius, kurį pasiuntėtėmis įvažiuoja. Praeis 5 metai kadencijos bus svarstymas, gal paliks, gal iškels kitur, čia ne mums spręsti. O ką mes galim padaryti, tai mes tikrai galim padaryti daug ir nuo mūsų iš tikrųjų priklauso, kad mūsų parapija yra ir bus ir siūlau tikrai pasinaudoti tą progą, kad turim tokį gerą kleboną, atvirą idėją, atvirą, sakykime, pokyčiams ir jeigu kažkas kažką turi, tai tokio, kad reikia daryti tai, bet galbūt nedrįstat, galbūt nežino, tai tikrai prašau, kad pasilikite ar dabar, bet pamiščiau, ar ateikis antradienį į atvirą pastoracinės dalykos posėdį. Kaip ir, jeigu norite, tai darykit, nes taip jau yra, mes gyvenam taip, kaip mes norim. Mūsų gyvenimas yra mūsų noro ir Dievo valios toks mišinys. Iš Dievo pagalbos tikėsimės, bet jeigu nieko nedarysim, tai netiksim ką, kad galės ir padėti. Kaip ir iš tokių pamastymų būtų, kaip ir, sakykim, paprastas pavyzdys vaikai, kas ateina 12 valandą į mišias, mato, dabar tiek daugiau susirenka. Bet jie susirenka daugiau dėl to, kad pirma komunija laukia ir ruošiasi pirmai komunijai. Vėlgi, kaip padaryti, kad po pirmos komunijos neliktų bažnyčiai, tai vienas būtų iš tokių uždavinių šiems metams. Svarstoma yra, kad reikėtų gal tokį kaip, ne taip kaip gulelį, ne taip kaip tokia kažkokia veikla vaikams organizuoti, kažkokius tai gal televėlės, kažkokius tai pamokymus, gal kažkokiu su choru susiję, instrumentais pagroti, kad jiems būtų įdomu, kad tai nebūtų vien tik tais, kad mama ten liepia, tėtis pabarė ir bėga. Tokios būtų idėjos iškoti tokio tikrai profesionalo, kuris galėtų tai padaryti gerai, ne bet tada, ne tada, kad turi norą, ar laisvą laiko sąskaitą, kiek kad mes tarybai dirbam, bet kad tikrai žmogus atsakingai tai žiūrėtų. Vėlgi tokių minčių yra daug, bet tas vėl susideda į finansus ir aš pagalvoju, jeigu iš tikrųjų kažkas norėtų kažkokią idėją, ar paremti, ar atnešti savo, tikrai yra daug tų galimybių ir netėjėti. Tai tokia būtų mano žinia, kad jeigu tikrai kažką norit ir galite, pasidaryti pavyzdžių, arba ateikit arba kreipkit tada prie mūsų ir sakykite. Ačiū. Tai labai dėkui ekonominės tarybos nariams, kurie pristatė esamą parapijos padėtį. Tai dar kartą pasikartosiu, kad Aleksas kviečia, galbūt visiems, kurie galite kažką turėti idėjų, pasilikti, kartu su juo aptarti ir kviečiame į tarybos pastoracinės posėdį. Ačiū Dianai, kurie ruošėtės diagramas, tulpelius ir visą kitą, kur matėsi mūsų aiški padėtis. Nesvarbu bus, kaip sakau, finansų Dievas duoda, svarbiausia augame mes. Svarbiausia augame mes ir, žiūrėkime, buvo iš pradžių vieko, dabar jau beveik visos kėdės susėstos ir tikrai laukiam to įėjimo iš tikrųjų į koplyčią, kuris tikrai numatomas galutinė data, bus valandų, eisim valandų, tai kovo mėnesio viduryje taškas. Daugiau datų nebeskelbia. Galutinė data verbos yra kovo 29-oji švenčiamas ten, oficialus skelbimas. Taigi turėsime įdėti pastangų galbūt ir kas mokat patinkuoti, galbūt tai gali meniškai labai, žinot, nereikia tų gražių tinkavimų, sakėmės vaikai patys su administrantais. Pamatysite kitą sekmadienį, kad jūs esate taip pat ir šios parapijos šeimininkai, nes buvo idėja, kad ir parapiečiai rinktų aukas, bet teks ir padaryti patiems, nes tie, kurie mažiukai bijos, jie bus nedrąsūs, taigi pasiskirsite į savęs, kas surinksite sekmadienio rytą. Nes didesnių nebus, visi didieji išvažiuoja, liks tik tai patys mažiausiai patarnauti. Tai vat ir, kaip minėjau, kad reikia ir vadovų, padaugėjo mūsų jau pačio to, vadinasi, tarnautojų, personalo, ir jaunimo vadovė, ir vaikų vadovė. Alekso mintis buvo, kad gal kas atsirastų mecenatas tų vadovų, kad galėtų būtent jisai remti šitą vadovo tarnystę. Tai
visiems tikrai dėkui už jūsų aukas ir matote, kad tos rinkliavos ir aukos skiriamos tik tai parapijos išlaikymui ir kiek jau surinkome, tiek iš tikrųjų daug padarėme, daug. Jau šitie metai turėtų būti šiek tiek lengvesni, nes jau viską turime įsigiję, visus liturginius daugmaž reikmenis. Tai ačiū Jums, tai visiems gražaus laiko ir tikrai jauskitės, kad Jūs esate parapija, o ne svečiai.